Kauno Akropolis veikia Kaune ir Kaunas pirmiausia yra siejamas ir visi Kaunas žino dėl Žalgirio. Žalgirio vardas tai yra istorija, tai yra 100 metų lietuviškų pergalių, kovų, sėkmingos veiklos ir taip toliau. Todėl visiškai neatsitiktinai gavosi sprendimas, kad Kauno Akropolio dėmesys ir rėmimas turi būti fokusuotas į šitą komandą. Todėl mes labai džiaugiamės, kad ir Kauno Žalgiris kaip komanda labai džiugiai priėmė mūsų pasiūlymą, mes susitarėme, labai lengvai susitarėme iš karto ir mes su didžiuliu malonumu patvirtiname, kad mes skiriame finansinę paramą, tampame ilgalaikių rėmėjų būtent šitos komandos. Aš manau, Kauno miestui, Kauno gyventojams, Kauno svečiams, Kauno Žalgiris yra labai artimas ir svarbus, todėl Kauno Akropolis tiesiog nori nors dalimi prisidėti prie tos didžiulės bendros šventės ir sėkmės. Dabar graikiškai riešutė. Prieš 10 metų vokietas riešutėlis. Linkiu ir ateityje Eurolygoje tokie du riešutėlis. Ne tik graikiškom komandom, bet visom komandom. Jūsų komandos. Džiaugiamės, kad Akropolis prisijungė prie mūsų rėmėjų, kas yra labai svarbu mums šiais laikais šitoje sunkioje ekonominėje situacijoje. Taip pat labai džiugu, kad jie padarė didžiausią paramą, kokią klubas yra gavęs istoriją iš prekybos centrų. Ir tikime sėkmingo bendradarbiavimo, kadangi ateityje vis tiek matom viziją naujos arenos, Akropolis yra neatsiejama to dalis ir tikrai pasiūlysim naujų paketų tiek fanam, tiek žiūrovom aplankantiem Kauną ir tikime sėkmingo bendradarbiavimo. Jau vis niekad negana. Šis troškimas sujungia visus. Nugalėti šiandien mums reikės kartu. Kad būtų gera jums ir būtų gera mums. Kad nuolatos kartotume žodžius. Visi žinote, ko čia susirinkome. Šiandien įvyks 2009-2010 metų naujo sezono Kauno Žalgirio pristatymas. Nesvarbu mieste ar kaime gyveni, dzūkas ar žemaitis tu esi. Lietuvos širdis yra pati, pergalės troškimų degai. Kaitina lemtinga ataka, plūsteli energijos banga. Abejingų likti negali, nesvarbu Kaune ar Vilniuje gyveni. Kad būtų gera jums ir būtų gera mums, kad nuolatos kartu. Mes nerinkom mylimus vienodų žaidėjų. Mes turim jauštą, mes turim labai taiklų, mes turim labai didelį ir to mes būsim sudėtingiau įveikdami priešininkų. O dėkodamas vadovui už tikrai gerus palinkėjimus, norėčiau įteikti simbolinį mūsų komandos kamuolį ateinančio sezono su parašais ir galvojam, kad po sezono mes galėsim įteikti kamuolį su parašais, bet jau žymiai brangesnį po kažkokio tai didelio laimėjimo. Jūsų valdai grafikui! Ar jums patiko šokėjas? Aš turiu prisipažinti, kaip treneris per traukėlių metu aš šokėjų nematau. Bet kadangi visą laiką žiūriu iš karto vaizdo įrašą, tai tada pažiūriu, mes sustabdavo, kaip ir šokėjas pašoka. Taip, kad tikrai jos palieka labai gerą įspūdį. Jaudulys yra, jisai vyksta nuo pirmos minutės varžybos. Ar dėliosi į krepšį? Taip, abstraktus klausimas. Ar dėliosi į krepšį? Kad būtų Žalgiris.